Palangos botanikos parkas – meno ir gamtos kūrinys. Jame matome tai, ką gali padaryti žmogaus protas, kai apgalvotai, kūrybiškai sujungiamas mokslas, kūryba ir gamtos grožis. Čia sukurta vertybė šimtmečiams. Kartos keičiasi, o tai, kas Palangos parke padaryta, visiems kelia ir kels džiaugsmą. Antanas Daukša, mintys apie botanikos parką. Kaip žinome, parkas yra istorinis, garsus parkas. Jisai yra pavaldus Palangos miesto savivaldybei ir išlaikomas Palangos savivaldybės lėšomis. Šiuo metu jisai užima 101 hektarą ir yra prižiūrimas to paties pavadinimo įstaigos Palangos botanikos parkas. Vadinasi Palangos botanikos parkas. Darbuotojų priskaičiuojam vidutiniškai 32, kadangi vasaros sezono metu darbuotojų dirba daugiau, žiemą jų sumažėja. Keliaudami po parką stengsimės paliesti jo garbingą istorinę praeitį, paliesti jo įdomybės ir pasigėrėti jo peizažais, gėlynais, mažosios architektūros formomis. Tad linkiu pakeliauti po parką. Istorijos šaltiniai liudija, kad gražiausias žmogaus kūrinys mūsų kurorte, botanikos parkas, įkurtas 1897 metais. Iš tiesų, grafo Felikso Tiškevičiaus iniciatyva, parkas kaip želdinių visuma, pradėtas projektuoti 1895 ir jo kūrimas tęsiasi iki 1898 metų. Parko planavimo ir kūrimo darbams vadovavo žymus prancūzų architektas ir gamtininkas Eduardas Andrė ir jo sūnus Renė. Reprezentaciniai grafo Felikso Tiškevičiaus rūmai buvo pastatyti 1897 metais. Projekto autorius Berlyne gyvenęs vokiečių architektas Francas Švechtenas. Rūmų laiptus puošianti liūto skulptūra ir vazos pagaminti Paryžiuje. Palanga praeityje buvo Meguvos, pietinių Kuršių žemės amatų ir prekybos centras. Žemaičių kalba ir papročiai Palangoje įsivyravo tik 17 amžiuje. Iš senovės padavimų, kitų rašinių apie Palangos praeitį susikūrėme romantišką pagoniškojo alko įvaizdį. Šventųjų ąžuolų paunksmėje deganti amžinoji aukuro ugnis, prižiūrima vaidilučių, tarp kurių grožiu ir išmintimi garsėjusi Birutė, būsimoji kunigaikštienė Vytauto motina. Bet tikrovė pasirodė esanti įdomesnė už idealizuotą Birutės kalno praeitį. Daug atsakymų į iškilusius klausimus istorikams pateikė 1983–84 metais daktaro Vlado Žulkaus vadovaujama tyrinėtojų grupė. Trumpą Birutės kalno istoriją ir jo paskirtį papasakos Žemaičių kultūros draugijos Palangos skyriaus seniūnas Augustas Narmantas, kurio dėka dalis istorinės kalno praeities perkelta į Būtingę. Dabar mes stovim panašiai to veito, katro stovėjai garsioj pagonio observatorijai, katro ir archeologas Vladis Žulkus aprašė savo knygo kasinėjimo medžiagą. Reiškia, to veito
pavyko nustatyti, kad tikrai ir stovėjus senovinį šventyklą. Ir ta šventykla nebuvo taip lengva nustatyti, nes seniai iškasinėjai tau visą kalną. Čia rado krūvas kaulų ir tokius rado stulpus sukastus. Tam tikrą tvarką. To tvarką neužfiksavo dokumentus, popierius, koordinatės nustatė ir paskiau bandė mokslininkai atsekti. Čia visų pirma ypatingai daug prisidėjo profesorius Libertas Klimka. Bandė nustatyti, kas ten per tvarką yra. Žodžiu, kai tą tvarką jie maždaug surikiavo, pasirodo visą tą alką ir pritaikyta surišta su saulės judėjimu. Su saulės judėjimu ne šiaip savo, o metų laikė. Ir pavyko nustatyti, kad čia ir visas pagrindinis mūsų senovinis šventės. Reiškia, jeigu žiūrint per tus stulpus, kadangi čia buvo aukščiausia vieta ir žmonės, sakysim, kad paimkime, neseniai vyko šventė rugsėjo 22 ir lygiadienis. Kadangi kalendorių nebuvo, kompiuterį nebuvo, internetą nebuvo, tai žmonės atėjo žynys, nusivedė, sakė, babaikė, šitą veizėkit per tus du stulpus, saulė leidėsi į jūrą. Reiškia, lygiadienis ir prasideda, reiškia, saulė deina susilygint su naktim. Ir žmonės atitinkamai gali skaičiuoti, žinojo, kiek dainonam lieka iki vėlinių, paskiau yra atitinkamai stulpų schema, kada žmogus galėjo nustatyti, kada kūčios yra. Ir taip visas tokias pagrindinis šventės, iš visų šventių buvo nustatyta 36, reiškia, panašiai vidutiniškai po 3 per mėnesį. Ir kadangi toliau tyrinėjant, pasirodė, kad tų šventės po šiai dienai mes tebe šventinam. O jeigu pradėsim, sakysim, užgavėnis ir senovinis apie vasarį 14, toliau eina balandį, toliau eina lygiadienis kovo 22, arba senovinė naują metą, toliau eina Jorė šventė ar Jorgėnis, kaip katalikai prisitaikė. Po Jorgėnio eina Mildas, Deivis šventė, kita šventė Birželį 22 yra, kaip žinot, Rasos šventė. Birželį 22 ir paskiau saulė pradeda vėl grįžti atgal, ir vėl to šventės vėl vis atsikartoja, turėdamas jau kitus pavadinimus. Ir mes tokie mintis buvo, kaip tik Žemaičių kultūros draugijai buvo čia 88 įsikūrėm, o čia mes 89 tų dalykų pradėjom nagrinėti. Ir čia buvome sukvieti ir žymius ir mokslininkus į Palangą, viskų, sakoma, reikia atstatyti to, kaip tada buvo pavadinta pagoniška observatorija, nereikia atstatyti. Ir buvo tokia prieit vieninga nuomonė, kad reiktų atstatyti, kadangi mes to berods kalną nesugriaunam, o čia vienintelis, kas mums šitą mūrinį koplyčią liktai trukdytų, bet ta koplyčia, po to koplyčia tik ta 2 stulpai būtų atsiradę. Katrai buvo, neturėjo tokios aiškios paskirties. Ir buvo projektas paruoštas į paminklų konservavimo institutą, visko čia su nedideliom lėšom mes čia būtumėm, čia šitą to veito maždaug pagrindinė alkas ašis būtų buvusi. Tai reiškia, čia saulė stovėjo, mėnulis patrimpas, o pagrindinė alkas ašis, reiškia, tai yra balandį 23. Balandį 23. Tai ir per Jorgėnis. Kaip žinot, Jorgėnis arba Jorė, tai buvo patį dideliausia šventė Palangoje. Yra aprašyta, kur tik norit galite skaityti. Reiškia, suvažiuodavo prūsai, kuršė, žemaitė, lietuviai, sembai, net iš Gotlando atplaukdavo, visi to šventė ypatingą kelias dainis šventindavo, aukodavo, reiškia. Tada mūsų buvo Latvijų, kuršių, tas dievas buvo atrimpas, mūsų buvo patrimpas ir prūsų buvo irgi atrimpas. Ir aukodavo, kadangi jų atrimpas buvo
žvejų, žuvininkystės dievybė, o žemaitių tai buvo žemdirbių dievas, reiškia, kad mums, kaip žinote, Patrimpas tai yra, reiškia, augalijos, gamtos atgimimo toks dievas ir jis padeda atgimti gamtai. Tai ir visi ypatingai meldės, kad būtų geras derlius, ten nešė aukoji, kas vilna, kas vešta, kas gaidį, kas žausi, kas kuturėjai. Ant to kalno ten vykdavo, reiškia, tokius aukojimo apeigos, o paskiau, pasibaigus apeigoms, jau visi nuo to kalno nusileisdavo. Ir jau tada būdavo ta linksmoji dalis. O čia štai, buvo kasinėjimus, reiškia, buvo rasta, sakysim, jeigu vyka jorė, tai prie jorės stulpa, reiškia, būdavo sukuriams nedidelis lauželis apeiginis ir žmonės ten, reiškia, pasimelsdavo ir paskui jau tą lauželį užgesindavo, tos vis onglis ir lekusis dar, kai kasnie archeologams rado, toks mažas laužavis prie kiekvieno stulpelį. O paskui jau nusileisdavo, prasidėdavo jau tos linksmybės, ten šokdavo, varžydavos, darydavo, ko norėdavo. Nu, ir mes tokį, kaip to valką norėjom atstatyti, čia susidurėjom su tokį kliūtį, mums pagrindinė pradėjo prieštarauti, kunigai, kurie tada sąjūdžio, tais atgimim laikais turėjo didelį įtaką, čia labai pradėjo staigiai bažnyčių daug statyti, aukštų, žemų, visokie ir čia užprotestavo, sako, kaip čia mūsų koplyčia ir liktai, ir mes negalėjom, nors ta koplyčia atsirado žymiai vėliau. Nu, ką čia mes, jeigu jau negal, tai negal, ir tas projektas lieka gulėti. Padarys projektas, bet grinai popierių krūvo. Nors ten jau viskas buvo numatyta, tiesiog apskaičiuot kiekvienas kubinis metras žemės, kiek būtų reikėjo, kokius želdinius keisti. Nu, kad neįgyvendam, taip ir paliktas projektas. Paskiau vis tiek man kažkaip ramybės nedavė ta mintis, kad negi mes Žemaitė, turėdam toj garbingą savo istorinį praeitį, negalim paprastą dalyką statyti savo senųjų šventojų, katru išardė, atėjo krikščionis. Nu, ir kaip tas dalykas nebeišėjo, ta mintis man kerbėjo ir aš vieną kartą Būtingė, irgi ten, kaip ten gyvenu, pajūrė, irgi veizų jūrą, užlipau tokias aukštos kopas, toks didelė gražus veiz, į tą kopą visą buvo energetik statybai smėlis išvokts, ir belikus vieną tokį tik tai keterą. Aukštą apie 7 metrų aukštą, reiškia, virš jūros tai bus apie kokie 8-9 metrai. Ir buvo vis smėlis išvokts, o ten į to išvokts smėlis šiukšlis suvarytas. Ten pradėjo vežti šiukšlis, kažkaip labai baisiai pasirodė, kad taip į pajūrį ir atsirado šiukšlynas ir man, žodžiu, pavyko įtikinti per gamtosaugą, kad reikia tą šiukšlyną sunaikinti, reikia atstatyti tą senąją kopą. Ir mes tą senąją kopą kaip atstatėm. Tada pasiėmėm ir to projektą, katras buvo padarytas ant Birutis kalną. Prisirinkom žiogrių, 19, subadėm pagal tos kampus, tos pačius. Ir iškart pasidarė toks vaizdelis, kad čia tikrai jau kažkas yra, galėtų būti. Tai va, ir mes kaip tą vaizdą pamatėm, atvažiavo archeologas Žulkus, tada aš čia buvau pasikvietęs, mano maitį, architektą ir, sakau, kaip vyrai, sakau, dabar atrodo, sako, visai nebloga būt, sako, žinai, bet reikia bein tokį darniaus, katras užsiimtų to reikalą judinti. Tai mes te prisiskirstėme, ir kai aš pradėjau to reikalą judinti, pirmiausia, to kopą atstatyti. Kai kopą atstatėm, vieną kietą stulpą pastatėm, paprastą medinį žiogrį. Paskiau vėl pradėjom, iš ko čia biškį parėmė miesto taryba. Kelis stulpus pastatėm, čia su tautodailininkų pagalba. Pasmai namų talką organizavom. Išdrožėm tos stulpus, pastatėm, pradėjom šventis. Paskiau čia mums padėjo miškininkai daug,
davė ten kelis tokius raustygalius, suprantstombius, iš kurių galėjom išdrožti, apipynį tvorelėm, nu, žodžiu, daug miškininkai, kaip sako, kaip ir mūsų pačių žmonės, daug talkos dalyvavo, mes į metus darydavom po 4 talkas, visi dalyvaudavo ten, kadangi tokį veitą ten buvo. Visi veždavo šiukšlės ir važiuodavo šašlykų kepti ten, tokius darydavo, žinot, kaip visi mėgst gamtoj balius daryti. Šašlykų prisikep, bonkų prisikrauna ir anėmik didžiausias poilsis. Nu, tai va. Nu ir mums teko daug tų šiukšlynų išvalyti. Ir po biskį ta mūsų kopa pradėjo kažkokią įgauti gyvybę. Pradėjo domėtis, čia ne vien jau, kaip sako, ne vien mes Žemaitė, bet čia pradėjo važiuoti ir iš Vilniaus pradėjo žmonės važinėti, pradėjo čia ir iš Bergenio universiteto atvažiavo, ir iš Kalifornijos, ir iš Londono, ir iš Maskvos buvo, ir iš Amerikos, ten dar tokių kelių miestų. Žodžiu, žmonėm pateka, visiems baisiai įdomu, kas čia kame reikalas, kas čia yra. Nu va, ir mes į niekap tos alkas kažkaip miestą, nors valdžia davė leidėm ten mums tų stulpų statyti, bet niekaip kažkaip neįėjo į kraują, kad čia reiktų to dalyką rimtai globoti, žinai, kad paimti, įtraukti kažkokį paminklų sąrašą, ką nors, nu, tai pagaliau šįmet kažkaip pavyko. Merui patiko čia ir kultūros fondo pirmininkai, ir seniūnų iš Šventosios, ir čia, žodžiu, daugiau buvo ten žmonių suvažiavę, ir aš manau, kad bendrom jėgom čia ne vien draugijos, čia reiktų daugiau, ir kaip ten krašto mylėtojų draugija, ir gamtosaugininkai, ir ekologai, visi, ir dabar čia pagaliau per parį programą dabar, žiūrėjau, pastatė stendus, tokius neblogus, žinai, saulėlius padarė. Nu, ten dabar, jeigu norint taip reik, žinai, tai šiukšlių dėžių pristatyti, tualetų keletą. Ir išves, kad būtų vienas iš tokių miestą, galėtum vasarą daryti kelius renginius, sakysim, tokius kaip Joninis, tas Joris šventė. Mes ten dilę galim gražiai padaryti ir reikia tik tai biškį norėti, nes užtenka jau vien darytas Benski šou šventės, ten, žinai, kokie nors ten šlapių marškinėlį, alaus šventės, nu jau pagaliau reikia mums jau išsivadoti iš tos bjaurasties ir pradėti rūpintis biškį savo praeitim ir tų savo senoj kultūrų neužmiršti. Šiandien Palangos botanikos parkas užima 101 hektaro plotą. Čia stovi 7 skulptūros, dekoratyvinio apšvietimo ir laistymo sistemos, 280 įvairių suolų bei kitos mažosios architektūros formų. Nemažiau įdomi parko augmenija ir gyvūnija. Tad pakeliaukime 100-mečio parko takais kartu su gamtininke Lidija Umbrasiene. Palangos parką puošia ne tik tai vietiniai medžiai, bet daugelis ir atvežtinių, daugiausiai iš Šiaurės Amerikos. Čia mes matom kanadinę cūgą. Jinai skiriasi nuo paprastosios eglės, spigliukai keturbriauniai. Cūga į Lietuvą buvo atvežta
XIX amžiuje ir auga jinai ir kitose parkuose, ne tik tai Palangoje. Didžiausias medis yra apie 100 metų amžiaus Švėkšnos parke ir jis siekia 25 metrų aukštį. Iš cūgos medienos gaminami yra pabėgiai, popierius, tara. Daugiausia ten, kur auga. Tai Šiaurės Amerikoje, Himalajas ir Azijoje. Čia matom pupmedį. Pupmedis ankštinis augalas. Jisai pavasarį pražysta geltonais žiedais, tokios nusvirusi žiedų kekės. Dabar jisai, matom jo ankštis ir barsto sėklos, atsidaro ankštis ir čia jų yra sėklos. Rusiškai vadinasi zolotoji dožd, reiškia auksinis lietus, nes labai gražus pavasarį žiedai jų būna, žiedų kekės. Čia mes matome labai gražų sidabrinį klevą, jau jis pradeda raudonuoti. Lapai yra daugiau karpyti negu paprastojo, apatinė lapų pusė yra šviesi, visai šviesi. Ir tas klevas išsiskiria iš paprastojo klevo, kad jo sula saldesnė ir parke pas mus auga ne vienas. Senasis pats klevas, kur jau turėjo virš 80 metų, jisai baigė savo amžių, dabar pasodintas toj vietoje prie įėjimo į parką yra naujas sidabrinis klevas. Čia matom 6-metę ąžuoliuką, pasodintą parko jubiliejui, kai parkas šventė 100 metų, iš stelmužės ąžuolo gilės išaugęs ąžuoliukas. Stelmužės ąžuolas yra pats seniausias Lietuvoje, jam mokslininkai duoda apie 3000 metų. Ir ąžuolas yra vienas iš garbingiausių Lietuvos medžių, kai buvo šventieji ąžuolynai, prie ąžuolų kūreno šventąjį ugnį vaidilutės. Ąžuolas buvo senovės lietuvių šventas medis. Ąžuolai Lietuvoje paplito prieš 8000 metų ir ąžuolus labai mėgsta patys stambiausi vabalai elniaragiai. Jie geria jų sulą ir ant ąžuolo šakų rengia savo turnyrus. Žemaičių kalnelio papėdėje pušies viršūnėje susukęs lizdą pats didžiausias varninių šeimos paukštis kranklys. Krankliai perėjo čia, išperėjo 3 jauniklius ir matėme, kai jaunikliai lizde dar būdami mankštino savo sparnus. Krankliai gyvena dažniausiai poromis, jie kartu ir žiemą ir vasarą praleidžia. Krankliai anksti peri. Jau kovo mėnesį kartais būna lizduose. Ir kai jie išperi jauniklius, jų lizdus užima sakalai, kurie atskrenda vėliau, pavyzdžiui, skėtsakaliai, pelėsakaliai. Ir jie įsikuria kranklių lizduos, nes patys tingi lizdų sukti. Čia matome meletos iškaltą uoksą, o meleta yra pats didžiausias mūsų genių atstovas, juodoji meleta. Ir meletos uokse perėjo retas mūsų paukštis, Raudonosios knygos atstovas, karvelis uldukas. O šiais metais uoksas buvo tuščias ir rudenį įsikūrė uokse gyventi vapsvos. Širšės savo žandais griaužia medieną, sumaišo su savo seilėm ir pagamina popierių. Ir toks popierinis lizdas būna gana stambus, kaip kopūsto galva gali būti tokio dydžio. O čia jos įsikūrė, reiškia, žiemoti ir tam lizde turbūt yra ir jų koriai. Ir kitais metais čia jau paukščiai neperės, nes bus sudėtinga išvaryti širšės. Uoksus kartais užima ir voverės, ir kiaunės kartais irgi įlenda stambesnį uoksą. Voverų pas mus dabar parke padaugėjo, jos labai įdomus graužikai, puošnus ir poilsiautojai vaikštami po parką, gėrisi jų šuoliais, o gali nušokti iš medžio į medį net 4-5 metrų atstumu peršokti. Ir voverės kailelis žiemą yra pilkšvas, vasarą rudas, apačia šviesesnė. Atsiveda voverės nuo 5 iki 10 voveriukų mažų, jos maitina savo pienu, o 2 mėnesių jau voveriukai būna savarankiški. Čia mes matome antrąjį tvenkinį, jis gana gražus, yra toks pailgas ir dar su užlinkusiu kampu. Tam tvenkinį dažnai plaukioja antys didžiosios su ančiukais, o šalia tvenkinio daug akmenų.
Ir akmenis mėgsta žalčiai. Ir čia mes vieną kartą su mokiniais matėme net žalčių kamuolį. O virš ledo, kai jau ledas pradėjo tirpti, plaukiantį žaltį. O šiandien matėm mažą žalčiuką, dar visai jauną. Žalčiai gali užaugti iki metro ilgio ir gana stambus būna. Žalčiai nepavojingi, jie nekanda, negyvatės. Jie tik kaišo liežuvėlį, o tas liežuvėlis yra lytėjimo organas. Ir laikant namuose žaltį nereikia girdyti pienų, nes žalčiai gamtoj jo niekada negauna. Jie minta vabzdžiais, varlėmis ir mėgsta labai plaukioti tame tvenkinio vandenį. Pakraščiuose dažnai galima matyti plaukiant nemažą žaltį. Čia matom papieržėvį beržą. Jisai yra medis augantis Šiaurės Amerikoje, pas mus atvežtas, introdukuotas. Jis skiriasi nuo paprasto mūsų berželio stambesniais lapais ir žieve, kuri atsilūpusi nuo kamieno. O iš viso beržas, kaip sako liaudėje, ir ligas gydo, ir švarą palaiko, ir būstą apšviečia. Nes anksčiau ir balanos buvo iš beržo gaminamas, verpstės, rateliai, lopšys, vežimas. Iš beržo taip pat gaunamas degutas, beržo šluotos, beržinės šluotos, vantos naudojamas pirtyse, švarai palaikyti. Ir ant beržo kartais auga grybas. Beržo grybas irgi odoms ligų gydymui vartojamas. Chemiškai perdirbus beržo medieną gaunamas spiritas, amoniakas, actas ir acetonas. Čia mes matome kėnių grupę. Kėniai tai ne eglės, nors jos panašus. Jie šiaurės pusrutulio medžiai, gali išaugti iki 80 metrų aukščio, paprastai išauga iki 30 metrų. Kėniai labai vertingi, nes iš kėnio šakučių ir žievės gaunamas balzamas, panašus į karališkai balzamą, vartojamas yra optikoje, optiniams prietaisams, kaip sakai, klijuoti, o paskui dar mikroskopiniam preparatam ruošti, o kėnių aliejus vartojamas parfumerijoje. Čia auga ožekšnis ir jo raudoni vaisiukai, keturkampiški, vadinami vilkaus karėliais. Žievė ožekšnio turi kaučiuko pakaitalo gutaperčios ir mediena vertinga yra povandeniniams laivams ir kabeliams izoliuoti, net iš jo gaminamas dantų plombos, indams, kur laikomas rūgštis, o taip pat linoleumo gamybai, avalinės klijams gaminti, batų vinis iš medienos gaminamas, muzikos instrumentų klavišai ir piešimo anglis. Žievė yra nuodinga ir apsinuodyti gali ožkas, kurios mėgsta griaužti žieves, o taip pat medienos apdirbėjai staliai nuo medienos dulkių gali taip pat apsinuodyti, nes nuodinga. Parko papuošalas gulbės. Čia parke peri gulbės nebylės, o Lietuvoje dar yra gulbės giesmininkės ir mažosios gulbės. Gulbės nebylės pirmą kartą Lietuvoje pradėjo perėti 1936 metais Žuvinto rezervate. Ir tas Žuvinto rezervatas tarsi gulbių lopšys, nes iš to vieno ežero gulbės paplito po įvairias Lietuvos vietas, tai ežerus, Kuršių marias ir taip pat ir mūsų parko gulbės pirmosios buvo kilusios iš Žuvinto. Gulbės nebylės neturi gerų vietų perėjimui, kadangi jiems reikalingi nendrynai, o matome, kad parko pakraščiuose tik akmenis, tai jos išsirenka perėti vietas po krūmais, saleliai ir dažnai čia poilsiautojai savo žingeidumu landžioja prie lizdo, stebi jas ir labai gulbės būna baidomos, kartą ir su šunim, šunis, tokie stambus šunis, vilkšuniai išbaidė nuo lizdo gulbelę, kuri pametė dėti, perėjo antrą kartą, gana vėlyva buvo dėtis antroji, net gulbiukas įsirito tik tai Liepos 4 dieną. Nu šiemet gulbės
išperėjo 4 gulbiukus, deja iš jų teliko tik 2, vienas kažkodėl tai rastas buvo plūduriuojantis tvenkiny negyvas, o kitam buvo sužeista koja ir dabar kažkuris dingęs iš tvenkinio. Gulbės peri gana ilgai, apie 40 dienų būna lizde. Kai kiaušiniai pradeda jau cipsėti, tada gulbinas atsiranda šalia gulbelės ir saugo lizdą. Dažnai į mažus gulbiukus, ką tik įsiritusius, kėsinasi varnos, nori nusinešti mažą gulbiuką. Ir kartą stebėjau, kaip varna jau sėlino prie gulbiuko, bet paskutiniu momentu gulbinas apgynė. Ir čia parke matom, kai jau išsiritę gulbiukai būna, gulbinas labai būna aršus ir gena net poilsiautojus, kurie fotografuoja gulbių šeimyną toliau ir net kimba į kojas. Nu, šiaip gulbių poros būna pastovios ir tikimės, kad ir kitais metais čia parke taip pat perės gulbės. Gal reikėtų jiems parūpinti nendrių į salelę, žiemą pašienauti, kad jos turėtų iš ko sukti lizdą. O šiaip jos suka lizdą iš kelių, ten šakelių, rastų saleliai arba po krūmų. Ir lizdai būna tokie visai menkučiai. Ir gulbiai ilgai perimt, jos labai nusilpsta kojos, paskui vos paeina gulbelė. Nu, šalia gulbių čia parke plaukia ir antelės, tai didžiosios antys. Jos dabar šeriasi, negražios. Matome, kad ir sunku gaigaliukus nuo antelio atskirti. Labai mėgsta maudytis vandenį, pliuškentis. Ir šios antys yra plaukiančios, kita ančių grupė yra nardančios. Bet kartais galim pastebėti ir šių plaukiančių grupės antelę nardančią po vandeniu plaukiančią vandenį. Minta povandeniniais augalais, taip pat skabo žolė, yra vegetarai. Tikiu, kad apsilankimas mūsų parke jums patiko. Pasinaudodamas progą noriu jūs pakviesti ir paprašyti, kad pamiltumėte parką, kad mokėtumėte elgtis jame, kad padėtumėte mums jį saugoti ir išlaikyti tokį, kokį mes jį visi ir mylime. Ačiū už dėmesį. Sėkmės jums.